Žodžiu, žydelis pavažiavęs su taksi automobiliu, paprašo sustoti automobiliu, išlipa, sako, man bus patogiau užsimti piniginę ir jis taip graibosi, sako, nu taksistas negaliu patikėti, atrodo pas jūs mašinoj, piniginę pilną banknotų palikau. Taksistas tą išgirdęs, paspaudžia gazą ir nuvažiuoja. Žydelis atsisuka, sako, nu jo, gerai, Rabinovičius sakė, kad tai veikia. Veikia tikrai. Mama sako, nupirkau sūnui radio bangomis valdomą mašiną. Nu, vyrui planšetę. Paskiau atsisėdus gerai pagalvojau, tai dovaną sukeičiau. Na, visi labiau patenkinti. Teisingai. Labai gerai. Dar vienas. Žmona vyrui sako, nesako, gal mes kažkaip aš taip pagalvoju, kad mes taip nuobodžiai tą intimų gyvenimą, sako, gal tada darykim taip, kaip filmuose, kažkaip kitaip truputėlį. Nu, vyrui to ir tai reikėjo, akis išsprogo, reiškia, drabužiai lekia į šoną ir prasidėjo dalykai. Po viso ko, žmona taip sėdė ant sofos, sako, nu jo, skirtingai mes įsivaizduojam filmus. Skirtingus filmus žiūrim. Geras. Dar vienas. Panašus. Vyras su sūnumi virtuviai kalbant. Taburėčio atsisėdė. Nu, sūnau, tau 12 metų vyras esi. Kuo norėtum tapti užaugęs? Atsakyk man. Nu, santechniku, sako sūnus. Nu, gerai, o dar kuo? Nu, baseinus norėčiau valyti. O dar kuo? Gal dar kuo? Nu, dar sodininkų, tėti. Supratau. Klausyk, žmona, nu, panašu, kad rado mūsų kompaktą sūnus. Labai gerai. Moters pastebėjimas. Visi vyrai vienodi, kai tavo regėjimas -8. Teisybė. O, geras. Ar tiesa, kad intelekto testas gali būti svarbus darbinantis, sakykite? Tiesa. Tų, kurių intelekto koeficientas didesnis nei viršininko, tiesiog nepriima šito įmonėj. Gydytojas sako, nu, man labai sunku jums paskelbti, reiškia, diagnozę. Nu, greičiausiai tai alkoholizmas. Pacientas sako, gerai, daktarė, ateisiu, kai išsigydysit.